Kiekvienas iš mūsų, kaskart ruošdamasis kelioniai į užsienį, tikisi iš jos grįžti pailsėjęs, su geriausiais įspūdžiais ir prisiminimais. Deja, neretai ilgai laukta ir atrodytų iki smulkmenų suplanuota kelionė svetur apkartina liga ar netikėtai patirta trauma. Kaip elgtis svetimame krašte staiga sunegalavus, kur kreiptis, kiek kainuos gydymas užsienyje, ar pačiam teks už gydymą susimokėti. Tokių rūpesčių nekils, jei vykdami į kelionę po ES šalis, taip pat Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją ir Šveicariją, nepamiršite įsigyti Europos sveikatos draudimo kortelės. Europos sveikatos draudimo kortelė tai garantas, kad susirgę ar patyrę traumą neliksite be medicinos pagalbos ir už ją nereikės mokėti iš savo kišenės. Šis dokumentas patvirtina, kad asmuo viešnagės Europos šalyse metu netikėtai sutrikus sveikatai turi teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas nemokamai, nes jas apmokės ligonių kasa. Europos sveikatos draudimo kortelė suteikia teisę į būtinąsias sveikatos priežiūros paslaugas tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip tas paslaugas gautų ir tos šalies, kurioje lankotės gyventojai. Jei jiems jos nemokamos, nemokėsite ir jūs. Jei to šalies gyventojai turi mokėti už suteiktas paslaugas paciento mokestį, tokį mokestį turėsite mokėti ir jūs. Kai kuriuose šalyse, pavyzdžiui, Belgijoje, Prancūzijoje, iš pradžių reikia sumokėti už suteiktas paslaugas patiems ir tik tada kreiptis į to šalies sveikatos draudimo įstaigas dėl kompensacijos. Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama dėl ūmaus susirgimo ar traumos. Jei laikinai atvykus į Europos šalį prireikia būtinosios medicinos pagalbos, reikėtų kreiptis tiesiai į gydymo įstaigą, pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Ar pagalba yra būtina ir kokios jos reikia, sprendžia gydytojas. Pagalba teikiantis gydytojas turi atsižvelgti į jūsų numatomą lankymosi šalyje trukmę. Jums turi būti suteikta tokia pagalba, kad dėl medicininių priežasčių nereikėtų anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje esate apdraustas sveikatos draudimu. Paslaugos sergantiesiems lėtinėmis ligomis teikiamos tik išimties atvejais, kai pacientui būtina nuolatinė priežiūra, pavyzdžiui, dializės procedūros. Todėl, jei žinote, kad reikės dializės arba deguonies terapijos, pasirūpinkite tuo prieš išvykdami iš savo šalies. Nuolat vartojamus vaistus rekomenduojama vežtis iš namų, nes užsienio šalyse jie gali būti nekompensuojami. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Europos sveikatos draudimo kortelė negarantuoja medicinos paslaugų išlaidų apmokėjimo, jei žmogus kreipiasi į gydymo įstaigą nepriklausančią valstybiniai Europos šalies sveikatos sistemai. Ši kortelė neužtikrina paciento priemokų planinės medicininės pagalbos kompensavimo išlaidų ir transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje pacientui tektų vykti namo. Būtina prisiminti, kad naudotis Europos sveikatos draudimo kortele turi teisę tik asmenys apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Europos sveikatos draudimo kortelė gali būti išduodama kiekvienam asmeniui, kuris yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu. Kiekvienas keliaujantis šeimos narys turi turėti atskirą kortelę. Europos sveikatos draudimo korteles nemokamai išduoda teritorinės ligonių kasos arba jų atstovai savivaldybėse. Kortelės išduodamos tik apdraustojo prašymu. Užpildytą prašymą galima pateikti asmeniškai, per įgaliotą asmenį, galima pateikti paštu, faksu, internetu, taip pat elektroniniu paštu. Atvykus ir pateikus prašymą teritorinės ligonių kasos centriniai būstiniai, šią kortelę išduosime iš karto, tą pačią dieną. Jei atvyksite į atstovybę, kortelė bus pagaminta per 14 kalendorinių dienų. Jei išvykote be Europos sveikatos draudimo kortelės ir jums prireikė būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, už šias paslaugas turėsite sumokėti patys, o grįžę galėsite kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl išlaidų kompensavimo. Tuo atveju, jei prireiktų paslaugų ligoninėje, pacientas ar jo artimieji gali kreiptis į teritorinę ligonių kasą, kad būtų išduotas kortelę laikinai pakeičiantis sertifikatas. Teritorinės ligonių kasos darbuotojai gydymo įstaigai nedelsiant įsiųs šį dokumentą ir asmeniui nereikės pačiam mokėti už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas.
Kartais ligonių kasos išmokos už vienam pacientui suteiktas būtinosios pagalbos paslaugas siekia net 100 000 litų. O jeigu tokią sumą tektų sumokėti pačiam pacientui? Todėl įsigiję Europos sveikatos draudimo kortelę, nepamirškite pasiimti jos į kelionę, kad prireikus galėtumėte pasinaudoti. Neabejokite, šis dokumentas užsienyje ne tik padės išvengti rūpesčių, bet ir sutaupyti laiko bei pinigų.